Sveiki, mėly klausytojai. Žodžiu, šiandien aš turiu jums neeilinį pasiūlymą. Gaminsime risoto. Dar kitaip žinoma kaip daugiaryžis. Jo, čia lietuviškai, ta prasme. Tai va, pradėsime mes, apsikepinsim svogūną ir česnaką, svogūną, tokią bazę pasidarysim. Galite daugiau česnako, ten mažiau svogūno, kaip jums, kas jums patinka. Padėkitės, reikės daug sviesto, alyvuogių aliejaus, o paskui papasakosiu tą gudrybę su ryžiais, gudrybę. Nu, tiesiog, ten yra jau juodas darbas, daug maišymo, pilimo, ragavimo, vėl maišymo, vėl pilimo, vėl ragavimo. Ir šiandien pas mane bus ant stalo voverėlės, voveraitės, voveruškos, salieras, sviestas, šiek tiek alyvuogių aliejaus. Alyvuogių aliejus yra tam, kad sviestas šiaip dega, tai aš šiek tiek mėgstu juos maišyti tarpusavį. Tai česnaką pasirašym, labai svarbu visą pasiruošti bazę, tai pasikepinti viską iš anksto. Paskui mes įmaišysim jau pačiam gale į risoto. Vėlgi dėl saliero, tai čia labai ne visiems patinka, man jis priduoda labai gerą skonį. Dabar bus netikro risoto momentas, judesiukas, kuris jį padaro nebetikrų risoto turbūt, bet aš jau turbūt daug čia padariau. Normaliai česnako, man nieko nėra skaniau kaip pradedančio kepti česnako kvapas. Taip, ir toliau mes imam pomidorus, mes belė kaip pjaustumės, metam keptuvą, pamažinam ugnį. Ryžių pasirinkimas. Visada rinkitės arborio ryžius, jie yra tinkami visam procesui. Jie turi pakankamai, jeigu gerai, kad nepasimeluot glitimų. Dėl to jie daro visą tą, nepasileidžia ir turi kaip čia, išlaiko savo formą ir skonį. Ir ilgai jos galima virti. Dabar, ką mes pirmą padarysim, čia yra sviestas. Taip, sviestas, alyvuogių aliejus. Pilam. Dabar svarbu mums pakepinti pačius ryžius, kad jie pasidarytų tokios auksinės, lengvai rusvos, skanios spalvos. Tai dabar ką aš veiksiu, pilsiu alų, pilsiu sultinį, čia yra sultinys padarytas šiltas, pilsiu šiek tiek alaus ir viską maišysiu nuolatos tol, kol pasieks tinkamą skonį, kol išvirs ryžiai, o kaip išvirė ryžiai, manau, jūs visi žinot, koks jų skonis. Ir išmaišom. Ir mūsų mylimas voverėlės. Šiek tiek druskos dar. Nu va, sudedam grybus, tai galite baravykus naudoti, kokius norite galite naudoti. Sūris pratirpo, prasilydė. Viskas. Normaliai bazilikų. Ir turime rudeninis risoto su voveraitėm, sūrių ir kas turbūt įdomiausia, tai yra alus. Iš karto naudoju ne vyną, o alų. Skanaus.